Taip, laba diena. Tai ačiū už šį kvietimą dalyvauti ir konferencijoje ir kad atkreiptas dėmesys, kad tai yra ir socialinis klausimas tuberkuliozė. Matyt, kad iš tiesų geros konferencijos bruožas, kai pranešėjai vieni kitus papildo. Ir kiek girdėjau ir dabar iš kolegių, ir pirmoje dienos pusėje nuotoliu teko klausyti, kad daugelio atveju tuberkuliozė yra labai socialinis klausimas. Nulemtas ir socialinių veiksnių, tiek ir pats susirgymas, tiek ir gydymas. Tai dėl to matyti ir ši konferencija geras yra būdas atkreipti mums dėmesį, kad turime daugiau mes ir savo sistemos darbuotojams apie tai transliuoti informacijos, kad jie žinotų, kaip susidūrus tais atvejais taip pat elgtis, kaip geriausiai suteikti pagalbą. Kas buvo irgi jau matyti šiandien ne kartą įvardinta, kad tuberkuliozė sergančių asmenų socialinis profilis yra tikrai toks vedantis į pažeidžiamų grupių kontekstą, į mūsų labiausiai pažeidžiamus gyventojus. Tai tikrai nemaža dalis yra tų, kurie yra neturintys darbo, taip pat asmenys turintys priklausomybių, alkoholis, narkotikų vartojimas, su tuo mūsų darbuotojai tokius klientus identifikuoja. Ir taip pat ir šiuose pranešimuose buvo įvardinta socialinę atskirtį patiriantys asmenys, bet konkrečiai tai benamystę patiriantys asmenys, kur labai aktualu, ir taip pat asmenys paleisti iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų, iš kalėjimų. Viena iš tų grupių ir buvo įvardinta, kad jie gali ir tikrintis, ir pas mus irgi tokia buvo problema, kad realus socialinis darbas praktiškai kalėjimuose prasidėjo irgi tik tai per pastaruosius 5 metus. Tai dabar jau tikrai turim aiškius algoritmus, kaip yra užtikrinamas tęstinumas nustatytos ligos gydymo ir visų socialinių paslaugų, ko anksčiau iš tikrųjų stokojome. Tai dabar dėl tuberkuliozės, kiek mes irgi esam surinkę informacijos, tai iš šito sektoriaus šiek tiek irgi padėtis gerėja. Mes, kai paklausėm taip pat ir savo sistemoje darbuotojų, užimtumo tarnyboje, pavyzdžiui, atvejo vadybininkų ar socialinių paslaugų srities kitų darbuotojų, tai netgi jie irgi atkreipė dėmesį, kad kai kurie Lietuvos regionai kažkodėl labiau pasižymi būtent tuberkuliozės tais atvejais ir jie tada patys irgi daugiau susiduria savo darbe. Tai ten buvo išskirtas ir Šiaulių apskrities regionas, Klaipėda, kur registruotų atvejų yra daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje, tai jie automatiškai ir mums daugiau įvairių pasiūlymų dėl to taip pat pateikia. Iš esmės, kas irgi buvo pasakyta, kad situacija galbūt ir valdoma tikrai teisės aktų kontekste ir mūsų paslaugos, mūsų socialinės paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos teisės aktuose labai gražiai sudėlioja, kaip asmenys, koks jų turėtų būti kelias, kaip visa tai veikia. Mes taip pat turim socialinių paslaugų įstatymę numatytą, kad organizuojamos tos paslaugos ir su švietimo, ir ugdymo, ir užimtumo, ir sveikatos priežiūros priemonėmis, ir visa ta pagalba suderinta. Tai tuberkuliozės atveju šitos ligos manytina, kad tas ratas labai yra platus. Tiek ir tai, kas yra įvardinta įstatymė, ir mes irgi pamatėm, kad būtų galima ir daugiau įtraukti tiesiog ir į tą patį bendradarbiavimo algoritmą veikėjų. Tai čia ir nevyriausybinės organizacijos labai daug socialinių paslaugų pas mus teikia ir susiduria su įvairiais žmonėmis, vietos bendruomenės, kur yra arčiausiai žmonių, užimtumo tarnyba, kadangi įvardinom, kad dauguma žmonių bedarbiai, taip pat kiti ir net nedrausti sveikatos draudimu, bet jeigu jie ateina į užimtumo tarnybą, tai tą irgi draudimą tada gautų, tai tas veikėjų ratas čia labai platus. Taip pat ir sveikatos srityje viena iš socialinio darbo sričių yra būtent sveikatos priežiūra. Ten irgi dirba socialiniai darbuotojai ir jeigu jie mato tokius atvejus, kur reikia ir socialinių paslaugų, tai tikrai turi visą tą teisę ir pareigą nedelsdami informuoti ir asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir tuos specialistus. Tai iš viso to, iš tikrųjų mes matom, kad
pagrindiniai tie socialiniai iššūkiai šitų pažeidžiamų grupių irgi, kas buvo matyti ne kartą įvardinta, tai aišku susijęs su būstu. Labai čia kolegija įdomiai paminėjo būtent dėl socialinio būsto ir socialiniam būste gyvenančių žmonių, kad reikia atkreipti dėmesį. Ir netaip seniai, čia prieš 2-3 metus irgi buvo įstatymo padaryti pakeitimai, kad asmenys, kurie gyvena socialiniam būste, jie turėtų kartu gauti ir socialinės paslaugas. O viena iš tų socialinių paslaugų taip pat irgi yra ir prevencija, ir bendrosios socialinės paslaugos, kurios susijęs su informavimu, kur kreiptis. Nes čia taikliai pastebėta, mums darbuotojai irgi sako, ir ypatingai atvejo vadybininkai, kurie dirba, tai kad kai kurie žmonės net nežino, kas yra jų šeimos gydytojas. Ir kartais ieškodami kitų ligų ar prevencinėse programuose dalyvaudami atranda ir tuberkuliozę, arba ir ne tik. Pajamos, kadangi irgi buvo pasakyta, kad gydymas gali užtrukti, todėl pacientai net ir dėl to gal kartais praranda darbą ir be jokios abejonės patiria ir finansinių sunkumų. Tai mes irgi savo ruoštų, manau, dar kartą atkreipsim ir savivaldybinių administracijų dėmesį. Yra tokia paramos rūšys, kaip gali savivaldybės įstatymo nenumatyta tvarka paremti savo gyventojus, tiesiog savo patvirtintose tvarkose tas numatyta ir sveikatos iššūkiai ten tikrai figūruoja, tai būtent kas susijęs su tuberkulioze galėtų būti irgi labiau fokusas į tai. Priklausomybės, psichosocialinės problemos, tai dėl to irgi siekiam to didesnio aišku dėmesio, bet priklausomybės ypatingai nedarbo kontekste pas mus yra viena pagrindinių problemų. Yra irgi toks statusas besirengiantys darbo rinkai asmenys užimtumo tarnyboje, tai vienas iš tų požymių, jeigu žmonės susiduria su priklausomybėmis, nebūtinai alkoholio, bet ir visų kitų medžiagų, taip pat azartiniai lošimai irgi pasirodo labai populiarėja, tai ta kompleksinė pagalba irgi gali būti teikiama. Ir turbūt, nežinau, kiek čia buvo paminėta, bet didžiulė stigma yra mūsų nuomonė su tuberkulioze, aišku, matyti ir su kitomis gal sveikatos problemomis tas atsitinka, bet jinai pati ta liga nepasisako žmonės, nesiejama jinai iš karto jau su skurdu, su priklausomybėmis, su kažkokiu tai negeru gyvenimo būdu tarsi ir tiesiog slepiama ta liga, o grįžę po gydymo dažnai žmonės ir teigia, kad ir darbdaviai jų nepriims gal į darbą dėl tos ligos, jie turi tokią baimę. Mes surinkom taip pat keletą irgi gerų pavyzdžių, kaip savivaldybės, kaip mūsų specialistai, ypatingai užimtumo tarnyboje ir atvejo vadybininkai savivaldybėse dirbantys, ką daro tokiais atvejais. Tai yra labai tokių paprastų, bet ganėtinai paveikių priemonių. Pavyzdžiui, Telšių savivaldybėje užimtumo didinimo programų kontekste, toje praktikoje pasiūlo visiems dalyvaujantiems žmonėms, kad jie profilaktiškai pasitikrintų tiesiog sveikatą. Ir čia irgi vienas iš tų, ką minėjau, kad nežino, kur šeimos gydytojas, kokios sveikatos paslaugos, tai irgi tam kontekste rado irgi kelis atvejus, kai žmonės sirgo ir živ, ir hepatito, taip pat ir tuberkuliozė, tačiau kartu sudalyvavo ir kitose prevencinėse programuose, kurios sveikatos kontekste tikrai yra prieinamos. Klaipėdos miesto savivaldybė, minėjau, kad tas kraštas kaip ir daugiau ir statistiškai turi tų atvejų, patys irgi proaktyviai taiko tam tikras priemonės, kad patikrintų ir 15-16 metų amžiaus vaikus, taip pat rentgenografiškai tikrinami ir radiologo konsultuojami nedraustieji privalomoji sveikatos draudimu, čia kaip kolegės minėjo, tam reikia irgi paskirti tas lėšas. Ir rizikos grupių asmenys, nakvynės namų, nuolatiniai gyventojai, taip pat grįžę iš įkalinimo įstaigų ir asmenys be pastoviosios gyvenamosios vietos. Ir taip pat, kaip minėjau, kad tas atvejo vadybos kontekstas čia mums labai yra aktualus ir mes surinkom tą informaciją ir norim atkreipti dėmesį ir tą padarysim mūsų darbuotojų, kad per atvejo vadybos tą procesą koordinuoti pagalbą tarp skirtingų institucijų ir paslaugų teikėjų. Daugeliu atveju, būtent atvejo vadyba reiškia, kad yra sudaromos atvejo komandos savivaldybėse ir ten dalyvauja taip pat ir sveikatos priežiūros darbuotojai, tiek iš poliklinikų, bet ir visuomenės sveikatos centrai.
labai yra tokie glaudūs partneriai mūsų savivaldybėse, tai tiesiog per ten ir tą informaciją platinti ir kad iš karto operatyviai būtų į tai reaguojama. Tai tikrai apibendrinant, savaime jau visiems čia mums aišku, kad tuberkuliozė nėra vien tik tai medicininė problema, tai toks socialinės politikos klausimas ir atrodo kartais naivu sakyti, kad reikia daugelės ryčių pas mus stiprinti bendradarbiavimą, bet šitam klausime tai tikrai tas svarbu, nes tai yra ne tik tos individualios situacijos, bet ir visos visuomenės saugumas. Tai mes norėtume tikrai pastiprinti ir šitą konferenciją, manau, padėjo tai atkreipti dėmesį į sveikatos priežiūros įstaigų ir užimtumo tarnybos bendradarbiavimą atsižvelgiant į tas grupės. Taip pat kartu mes kaip ministerija ir dirbant su iš įkalinimo įstaigų paleidžiamais asmenimis, kad tas algoritmas irgi geriau veiktų ir taip pat būtų tęstinumas užtikrinamas gydymo. Tikrai padėtų galbūt ir plėtojamas integruotos atvejo pagalbos tų komandų, kad jos ne tik būtų formaliai, bet iš tikrųjų veiktų. Nes dažnai mums sako mūsų specialistai, kad sveikatos priežiūros darbuotojai gal stokoja to laiko ir tas savaime aišku ne visada ir sudalyvauja gal tuose posėdžiuose ir tam svarstėme, kaip tą situaciją pagerinti vietos lygiu. Ir taip pat mūsų misija tikrai ir darbdaviai, kas buvo paminėta kolegės, kad būtų ir suteikiamas laikas, aišku, profilaktiniam patikrinimam, bet taip pat ir pati informacija apie tą ligą, kad būtų mažinama ir ta stigmatizacija, nes mums užimtumo tarnybos specialistai sako, kad po to susirgimo tada žmonės taip ir darbdaviai įtariau žiūri ir dėl to tikrai labai gaila. Tai galbūt irgi būtų galima per informacinės kažkokias kampanijas labiau pasiekti ir tą sąmoningumą irgi padidinti. Tai ačiū labai už kvietimą ir tikrai konferencija padėjo mums atkreipti tai dėmesį. Manau, kad bendradarbiausim ir su tomis įstaigomis, kurios čia šiandien esate. Ačiū labai.